Treneris, sveikinimai su pergale. Antrajame kėlinyje atrodo buvo šiokių tokių problemų, kaip ir Alytus buvo kiek pagrįžęs, bet vėliau pakeitėt gynybą ir viskas įsisprendė. Ar tiesa? Na taip, truputį turėjom tų problemų gynyboje, būtent su pick and roll gynyba, tai per pertraukėlę nusprendėm keistis viską ir tas pasiteisino kažkiek, bet vis tiek Alytus šiandien puikiai žaidė, pataikė savo metimus, tai ir pakeitę tą gynybą vis tiek turėjome problemų. Šiandien Demetrijus Leikas buvo pabandytas, akivaizdu, kad dar tik tais keletas dienų praėjo nuo jo prisijungimo. Kaip manot, ką gali duoti šis žaidėjas komandai? Na, visų pirma, tritaškius metimus, nes visos sezonus jisai metė gerų procentų, ko mums įtrūksta, nes mes esam paskutiniai pagal tritaškių pataikymą. Tai ir aišku, žaidėjo mums reikėjo labai antro, nes Lukas vienintelis mūsų žaidėjas, tai manau, kad jisai galės valdyti komandą ir organizuoti atakas ir būti geras pakaitinis būtent Lukui.